Labas, senokai nesimatėm. Galvoju, geras šansas dabar yra sukurti žiemos tokį video, kadangi temperatūra lauke gerokai nukritus. -15, -18 ir daugiau. Tai galvoju padaryti žiemos kempingo tokį video, nes pačiam įdomu, kiek suvartos energijos, kaip seksis išmiegoti ir taip toliau. Na, o pradžiai tai iš vis ar atsidarysim dureles. Oi, kaip lengva, nieks neprišalė. Tai turim lauke -14. Galim atsišildyti saloną. Ir dar nuvažiuosim biškį į Dekatloną, kadangi dar šiek tiek stovyklavimui pasimsim įrangos papildomas. Tai žiūrim, per kiek čia atšils. Dabar 10 kem kelios buvo. Galim pasižiūrėti. 10:42. Ir ką mums čia rodo Active Interior -11, Exterior 14 minus. Gerai. Nu ką, pašilo. Aišku, kai taip sušalė ilgokai, bet čia apie 13 minučių. Dabar šiam 4 procentai, nepažiūrėjau kiek buvo iš pradžių, tai užmėsiu kiek buvo ir važiuojam. Dar vienas dalykas, tai man labai, vartų neatsidariau. Patinka, kad Teslos kamera labai yra ryški palyginus su, principe, nežinau, dauguma turbūt automobilių. Ir kitas dalykas, tai čia gal pakalbėsiu daugiau atskiram video, kas nutiko per tą gap yearą mano, bet neseniai Tesla pradėjo tiksliau atsiėmė savo nemokamą Premium Connectivity ir apmokestino jį ir Lietuvoje. Na štai, Dekatlonas jau čia pat. Galvoju šiek tiek kempinimo paįvairinimui, nes reikės susigalvoti vis tiek ką veikti. Galvoju laužą pakūrent, gal pabandysiu titnago skeltuvą nusipirkau. Bus labai įdomu išbandyti, atrodo paprastos instrukcijos. Seniai norėjau tokį. Ir užpilama tokį maistą sausą, kur reikia tik karšto vandens. Tai čia bus bulvių košė ir minced meat, na tai faršas keptas ar kažkoks. Ir dar vieną namuose labai panašų turiu, tai turbūt irgi pasimsiu. Tokia gatvelė savo jau gali būti sunku. Čia kai daug buvo snigo kiekvieną dieną, jau sunkiau pravažiuoti būdavo, bet atsikasus normaliai didelių problemų kaip ir nėra.
net ir turint tik tai galų varomų. Susirašiau galų gale. Kas mane pažįsta, tas žino, kad man užtrunka susiruošti ilgokai. Nežinau, čia geras ar blogas dalykas, bet taip jau yra. Važiuojam. Palikau mėgmaišį. Važiuojam pasiimti. Nu, gal iš antro pavyks. Įdomus dalykas, kol grįžau mėgmaišio, pasikeitė maršrutas. Čia man į kairę originaliai buvo, o dabar važiuosim užmiesčio tokiais takeliais per miškus. Gal ir dar įdomiau bus. Pažiūrėsim. Kitas dar dalykas. Kaip matot, jau tik išvažiavus iš karto, nusinavigavus, nors ir valandą laiko dar važiuoti, kas visai daug, iš karto pradėjo preconditioningą daryti mašina, kas yra reikalinga greitam įkrovimui. Nes dabar važiuoju prie Pabradės į Electrum Drive stotelę, ten kaip tik pasižiūrėjau, naujai atsidarius, neseniai, gera kaina, gal 22 ar 25 eurai. Ir 180 kW, tai kaip ir maksimaliai, kiek gali Model 3 Standard Range krautis, 175. Tai aišku, čia prie idealių sąlygų, esant beveik tuščiai baterijai ir pašildytai. Tai va dėl to ir iškart jinai pradėjo šildytis. Kitas dar dalykas, įsijungus žemėlapį ir atsidarius krovimo stoteles, kad rodytų, būtent šitos stotelės nėra. Tai čia dar irgi buvo klausimas komentaruose po kitų video, ar Tesla rodo visas stoteles, ar tik tai Teslos pačios. Tai aišku, Teslos rodo ir išskirtinai raudonos spalvos, rodo kiek laisvų stotelių, kiek kainuoja kokią valandą, nes dabar jau tam tikros stotelės turi pagal kaip peak ir off-peak hours, kada daug norinčių, dienos metu gal kaina yra aukštesnė. Na, o ten naktį, sakykime, po 10 vakaro krautis siūlo ir už pigesnę kainą. Tai, o kaip tas atrodo, tai va, Kauną iškart rodo išskirtinai, ir čia raudonas. Rodo, kad nėra laisvų vietų, reikia laukti. O čia nerodo. Bet ką daryti, kai nerodo? Šiaip nuvažiavus, nusinavigavus, neatsiras tas preconditioning. Nežinos mašina, kad pasišildy. Tai vienas iš sprendimų yra Sexy Buttons komanderis, kuris turi tiesiog didesnę prieigą prie automobilio funkcijų
nes nustatymuose čia tokio pasirinkimo, kad start preconditioning nėra, tai tenais yra ta galimybė. Ir kitas būdas, kurį aš naudoju, tai atsidaryti telefoną ir iš telefono atsidarius tą stotelę, pavyzdžiui, per Google Maps, pas mane iPhone'as, tai spausti share ir pasirinkti, kad sharinsiu dabar šitą lokaciją su Tesla appsu, turi būti parinktas automobilis, jeigu ten kelis turit, ar ten, pavyzdžiui, krovimo stotelė, jeigu parinkta, tas neveiks, tai turi būti tas automobilis, kuriuo norėsit važiuoti, atidarytas ir tada iškart jis nusinaviguos ir nežinau iš tikrųjų detaliai, kaip jis žino, gal ten žiūri pagal pavadinimą, nes pavadinime parašyta Electrum Drive Charging Station. Gal jis pagal tą ir supranta, aha, kad čia krovimo stotelė, tai reikia pasišildyti, bet šiuo atveju jos nerodo. Žemėlapį tam tikras rodo, ne tik Teslos rodo ir kitų operatorių, bet man atrodo ir atsinaujinimas tas gana lėtai vyksta ir neaišku, kaip ten ta integracija čia jau reiktų, kad kas dirba ar atstovybės klausti, aš jau čia nepakomentuosiu. Tai va, o dabar dar 50 minučių važiuosim. Stotelė yra prie pat Pabradės. Taip, o kam iš vis aš važiuoju čia krautis ir kas čia bus? Tai planuoju daryti tokį stovyklavimą automobilyje ir tuo pačiu metu išbandyti Tesla Camp Mode atšiauriomis žiemos sąlygomis. Tai dabar -10 yra, bet naktį prognozuoja iki -18, o vietom ir iki -20 turėtų būti giedra. Tai čia bus toks, nežinau, ekstremalus išbandymas. Gamintojas sako, kad galima naudoti bet kokiamis oro sąlygomis. Tai aišku, reikia tik įsivertinti, kad bus didesnės sąnaudos. Tai pasiieškojus, kokios maždaug galėtų jos būti, tai nuo 1 iki 2 ar 3% per valandą. Nes kaip tai veiks, tai tiesiog palaikys kažkokią salonų temperatūrą. Na, kad nesušalti taip jau visai. Bet aišku, įsidėjau ir šiltesnių rūbų, miegmaišį, kilimėlį ir dar visokios atributikos. Dar šiek tiek ir užkandžių ir panašiai. Tai žiūrėsiu, ko čia prisigalvosiu veikti. Ir va. Bet kai bus iki tokios žemos temperatūros, tai gali sunaudoti ir dar daugiau baterijos. Tai planas dėl to yra nuvažiuoti Supercharger ir pasikrauti kuo daugiau, taip sakant. Ir tada nuo ten labai netoli, apie 10-15 gal kilometrų, yra mano stovyklavietė. Tai nusižiūrėta, kažkada ten vasarą stovyklavome. Tai tenais šalia 2 ežerų turėtų būti faina, manau. Nu, nežinau, kaip čia gerai matosi, bet žiauriai gražus miškas. Tiesiog super įspūdingas. Visas apsnigtas, taip šalta. Nu, toks tikrai va, teminis video. O, tai čia jau ir Nemenčinės plentą paleido, sutvarkyta. Seniai šitoj pusėj bebuvau, bet ir dviračių takas,
Tai dviračių takų jau buvau pravažiavęs atidarytų, bet čia dar nemačiau. Tai va, visai įdomu irgi pravažiuoti. Kaip čia sutvarkė, nes visą laiką būdavo jau taip ankštoka. Tai va, visai puikiai atrodo ir apšviesta gražiai. Net dviračių takas irgi apšviestas. Įdomu tik tai koks asfalto storis, ar neišsivažinės čia per metus kitus. Bet jeigu ne, tai super. Nu, nežinau, į kažkokį rūką įvažiavau, kaip nieko nesimatė. Sklaidosi. Va, kaip matosi, eik tu savo. Prikolas. Nu, šiandien dar gal net ir bus šiaurės pašvaistė matoma, nes vakar mačiau jau Facebook'e prikeltą, kad matėsi. Tai gal nusišypsos laimė ir man pamatyti. Lietuvoje nesu dar matęs, nors yra kas matyti. Nu ką, mūsų Viada. Ar neužpustyta krovimo stotelė? Ne. Now you have arrived at your destination. Arrived. Gerai. Tikėkimės, viskas pasileis. Nes jau Tesla sako, tu jau su beveik tuščia batareika. Kur tu čia bastais? Pagalvok, pasižiūrėk, kur tau krovimas. Gerai. Kaip apšalę viskas. Imam. Taip, 2 rankų darbas. Gerai, rezervuokite lėšas. 15. O, labai gerai. Netgi galima su Apple Pay. Krovimas pradedamas. Paleidimo procesas. Prisijungimas pavyko. Nu va, kažką ir paduoda. Įdomu, kiek greitai duos. Va, pradžios laikas 18:08, manau kokias, nu, 5 minutės, tai tikrai. 60. Neberodysiu daugiau. Einam mašiną pažiūrėti. Man visai daug reikia pasikraut, norėčiau iki kokių 95 gal procentų. Neaišku, kiek ten man reikės išsinaudoti. Tai, nu, panašu, va, 110 buvo kilovatų, dabar jau krenta. Labai juokingas šitas dizainas. Vienas iš naujesnių atsirado.
Ir dabar jau rodo tokias krovimo stoteles, o jeigu kraunatės Tesla Chargeryje, tai jis supranta, ar tai yra V3 ar V4 ir atitinkamai rodo Chargerio tą kaip kūną, stulpelį. Tai va, visai įdomu. Gerai, manau, dabar čia tegu kraunasi. Einu iki degalinės kažką dar nusipirkti ir naviguosim po truputėlį tolyn. Nu ką, viską gavau. Dar pasiėmiau kavos ir sumuštinį. Nusipirkau malkų. Tai bandysiu pakūrent laužą. Tokios stovyklavimo pramogos nusimato. Tai kol kas dar va laukiu. Pilnai gal nesikrausiu, bet netoli to. Tai dar čia biškį pabūsiu. Jeigu 110 tik pradėjus krautis atrodė gal ne baisiai daug, bet net prie 6% dabar vis dar 89 kW. Puikus krovimas. Manau. Nu va, 25 minutės iki 80%, biškai čia pražiopsavau 8.1, 8.2. Manau gerai, nuo 21. Tuo labiau žiemą, kai išvažiavau, buvo -15, buvo -10, dabar jau -15. Tai va. Dar baigiau va kavą gerti, dar plagshare, kadangi čia nauja stotelė. Prisireginsiu, kad matytų kiti vartotojai, kad viskas gerai veikia. Ir važiuosim, jau susivedžiau va stovyklavietę, Žingių stovyklavietę vadinasi. Čia tik 15 minučių važiuoti. Beliko ir tai klausimų. Nu ką, aš gal čia jau patyręs elektromobilistas, bet sakiau, kad 3-5 minutės reiks iki maždaug 95%. Tai praėjo 3-4 ir 94%. Tai nežinau, gerai. Gana čia varvinti, reikia atsijungti ir važiuojam. Važiuojam jau link savo stovyklavietės. Ir jau man atrodo, kad jau vertėjo važiuoti dėl tokių vaizdų vien. Eikti savo, super gražu. Nu ką, 200 metrų liko. Miško keliukas. Toks vienpusis labiau eismas žiemos sąlygomis. Ir štai Now your mes čia. destination is on the right. Čia galima parkuoti ir kiek atsimenu, ten po dešinę toliau. Bandysim gal čia. Va, puikiausiai. Net ir pravalyta. Tik būtų gerai neužklimpti. Nu, pažiūrėsim, ar mes ten toliau norėsim važiuoti. Pasižiūrim, ką čia turim. Galim kol kas šviesas. Oi. Pasilikt. Apsižiūrėt. Tai čia vasara taip net ir veikia. Tualetukas ir taip toliau. Žiemą, nežinau. Uždaryta lauko tualetas viršuje. Tai gal ir yra kažkoks tualetas. Čia
Čia stovyklavietė yra. Galima laužą kūrent. Ir ten galim. Tai gal aš pavažiuosiu dar čia biškutį. Ir nakvosiu čia. Neblogas šaltukas. Ką, pasilikau biškį su jungtom šviesom. Einu biškį sniegą pakast. Čia, kad galėčiau įsipatoginti geriau. Ar pabandyti važiuoti. Gal pabandyti važiuoti. Gal čia net nereikės man kast. Sniego tai čia nemažai. Užsidėjau botus. Jau čia rimtai. Bet šiaip purus atrodo, tai gal ir pravažiuosiu. Gal čia savai važiuosiu. Nu, bandom. Nu, Dynamic Sleep Start įjungta. Kol kas dar nebuksuojam, gal palengva važiuojam. O, nelabai. Iš vėžių sunkiai. Reiks jaučiu čia atsikast. Aha, va taip. Ir dabar sukam. Ne. Nu ne. Gerai, sukastuočiau, čia reikės padirbėti. Ne, nu tai ką tu ten sakai, pravažumas geras ir nepravažiuoji. Na, gal toks ir geras. Biškį atsikast reiks. Neblogas, taip sakykim. Čia va biškį pašufliuosim ir bus. Aišku, ne šiukšlės, o kastuvas pas mane. Gal irgi nelabai. Nežinau, ar matosi čia ką aš čia kasu. Gal matosi kažką. Čia va man šitas vėžis kažkaip būtų gerai įsimušt. O, čia dar akmenis. Na, antras bandymas. Jau viskas. Nes pajudėti negaliu. Blemba. Nu, pažaidžiau neblogai, aišku, aš čia, bet man ten pasistatyti taip ir nepavyko. Čia
Buksavau. Čia tai minkštas tas sniegas, bet kažkaip, nepavyko. Stovės čia, kaip ir iš pradžių buvo. Tai reikia eiti laužavietę geriau tada atsikast. Net sušilau prie šito -15. Nežinau, ar čia sėdėsim, bet galim nusikast. Kol kas pirštines pasidėsiu. Tokia laužavietė. Atėjau šakų beieškodamas dar geresnę laužavietę radau. Tai reikia man čia tas malkas atsinešti. Čia ir šakų visokių. Gerai. Ką, bandom degti. Tik gal žiebtuvė. Tačiau degi. Kažkas gaunasi, po biškį. Ne. Gal dabar kažkas užsideg. Svarbu ne per greit. Bet tokios eglišakės visai beveik nedega. Tik jaučiu, kad geriau degs. Gerai, dar. Panašu, kad bus ugnis kažkokia pas mane čia. Gal ir nebaisiai didelė, bet bent jau prasideda. Daug dūmų, bet jau. Laužą užsikūriau, sniegą atsikasiau. Reikia pasiruošti savo miegojimą. Ne? Kaip čia viskas bus? Žiūrėsim.
Tuoj žiūrėsim. Viską gal į vieną pusę kažkaip, aš čia ir pagrindą pasiėmiau. Pirma šitą gal pasitiest. Aha, tada čia pasipinsim. Maišius, biškį metų, maisto, perdėktų. Ir šitas. Kažkuris vanduo. Čia vanduo. O kažkuris turėtų būti arbatėlė. Ir darysim šitą. Nematau arbatėlės. Dar vienas turi būti. Nepasiėmau arbatėlės. Ai. Žodžiu, va deginu laužą, jau neblogai įsikūrė. Ką pastebėjau, tai kad čia taip žiūrint, pala, kažkaip ką tik čia filmavau, visai matėsi aurora. Va, taip pat ten toks, nežinau, va, ar matėsi. Prikolas. Čia atrodo iš vis, nežinau, kaip milteliai. Virinu vandenį. Tikiuosi čia labai man nenudegs, kad su rankom pasimčiau paskui. 8 minutės palaukt ir tada valgyti. Nu va, taip gavosi. Kas į naktinę žūklę. Nemažai atrodo žvejų čia. Ateina ar kažką. Ten tai kažkoks upelis, man atrodo, toj pusė, nes ten visą vakarą kažkas lik maudas, lik koks bebras. Na žodžiu, nenoriu aš čia kažkur įlūžt, nors ir turbūt storas tas ledas, bet gal kitą kartą, gal ryte pažiūrėsim. O stovyklavietė išties puikiai. Yra ir konteineriai. Galima čia kažką valgyti ar pasėdėti. Nebūtinai, aišku, žiemą. Čia gal labiau išimtis. Mano laužas kūrenasi. Termosiuką dar arbatos turiu. Bet jau turbūt krapštysiuos, eisiu įsirengti savo miego vietą, dar gal paskaityti knygą ar kažką, mašinai pabūt ir eisiu miegoti jau po truputį. Nu va, šitiek vargau, kad užkurčiau, jau gesinu laužą po 9:20. Eisiu jau vidun į mašiną. Na ką, tai dėl ko ir atvažiavau, prasideda, įsitaisiau galų gale, čia su miegmaišiu. Aha, ne taip rodau, turiu miegmaišį. Gana šilta. Pagalvė ir camp modas jau nustatytas. Tai įsijungiau iš esmės, kiek žiūrėjau pagal rekomenduojamus nustatymus.
Tai nustačiau. Aišku, galima užsirakinti. Camp mode 17 ir į viršų visą airflow. Dabar yra 9:47, lauke -18 ir turim 87% baterijos. Tai žiūrėsim, su kiek atsibusiu. Tai o dabar dar kažką čia paskaitysiu, knygutę. Išeisiu gal dar vėliau patikrinti aurorą, ar labiau matosi. Ir tiek turbūt. Žiūrėsiu, kaip čia seksis. Visai šiaip prikolas, nežinau, aišku, dabar prieki ten šviesas užsigesino. Bet visai užtenka vietos, sėdynės į priekį dar pavėžinau. Gale dar irgi turiu biškį vietos kojom. Aišku, šiek tiek nerimauju, kaip čia seksis viskas išmiegot. Neįprasta vis tiek tokia vieta. Dabar per valandą gal 3-4% nukrito, tai žiūrėsim, su kiek atsikelsim ryte. Bet kokiu atveju yra automatinis išsijungimas Camp Mode, jeigu pasiekia 20% lygį baterijos. Manau, kad turėtų daugiau likt. Sakyčiau, gal kokie 3-5, jeigu dabar 8-5. Kelsiuos turbūt apie kokią 7 turbūt. Vėl važiuosiu pasikrauti ir tada jau namo. Tai va, dar priekį užsidėjau nuo saulės šitą kaip apsaugą. Jinai irgi turėtų sulaikyti dalį išeinančios šilumos, padidinti, taip sakant, tą efektyvumą. Na, bet čia vis tiek didžiulis langas ir čia tai visko uždengti nepavyks. Tai maždaug taip ir bus. Dar matau, laužas šiek tiek rusena ir išjungus šviesas visai matosi aurora, gal dar paryškėjo biškį, tai eisiu dar dantis valyt ir pažiūrėsiu, gal dar matosi aurora aiškiau. Jau 11 valanda, daugiau truputėlį negu 2 valandos, kaip aš jau čia. Ir dabar kaip tik 80% liko baterijos. Lauke -18. Ką, gerai, einu miegot ir susitiksim ryte. Labas rytas. Gal dar ir ankstyva yra. Be 10:06. Bet jau sunkiai man miegasi. Iš tikrųjų ne baisiai patogu buvo. Gana garsiai ūžė kondicionierius, kai pučia orą, tai na, jeigu jums sunku miegot ne visiškai tyloj, tai reiktų tą įsivertint. Bet kaip mokslinis eksperimentas, manau, pavykęs, tai pasižiūrim, kiek liko mums baterijos. Buvau dar naktį šiek tiek prabudęs porą kartų. Tai dabar turime viso labo 32%. Tai kiek mes čia apie 11, sakykim, kažkur jungiau Camp Mode. Tai per 7 valandas beveik nuo 90 iki
30. Tai toks rytinis quick map, kad, daugiau negu po 1, po 2 procentus per valandą ima. Bet tikrai ne šalta, viskas puiku. Tai dar truputį pabūsiu ir važiuosiu vėl pasikrauti, kad galėčiau grįžti atgal. Na ką, buvau biškai lauke ir kaip tik mano tas žadėtas -20 ir stuktelėjo. Beveik 6 ryto ir rodo -20 lauke. Tai gerai, dar pasidėlioju maršrutą ir turbūt neužilgo važiuosim. Na ką, mano Žingių stovyklavietėje iš vis -21 jau atėjo. Nusinavigavau į greitą krovimą, galim dar šiek tiek pažiūrėti. Park. 57% screen time rodo, nors čia buvo ne screen, o camp mode galėtų prie climate rodyti. Climate prie drive. Nu, žodžiu. Nerodo atskirai. Tai beveik visą batareiką man čia ir išnaudojo. Ką, gerai, važiuosim krautis. Nežinau, kiek matėsi dar su GoPro tokia kamerytė veiksmo, bet su iPhone'u tai manau gerai matosi čia toks kelias. Nu jau nuošalesnis. Dar tokį įdomų dalyką pažiūrėjau, galvoju, kas čia negerai, kodėl ne daro prie kondišningo baterijos. Viską taip pat atrodo nusinavigavau per Google Maps, pašerinau kaip vakar. Bet žiūriu, kad nedega, kad šalta baterija. Nes tokie būna ikonėlė, jeigu šalta, tai tada papildomai dega. Tai gal kaip visą naktį buvo tas camp modas, jis gal ir palaikė šiltą bateriją. Tai va, labai įdomu bus, kiek čia gausim krautis. Ar greičiau, ar lėčiau, ar taip pat kaip vakar. Nu, dar vienas iš dalykų, kas man labai patinka Tesloje, tai kaip ryškiai šviečia lempos. Tiesiog kaip dieną gali važiuoti ir dar. Pavyzdžiui, perkant automobilį nebuvo šitos funkcijos, bet vėliau kaip software update'as išėjo, kad automatinės ilgos šviesos sugeba iškarpyti dalį šviesų ilgų. Pavyzdžiui, jeigu atvažiuoja priešais automobilis, tai man ne tiesiog, kad perjungia į trumpas šviesas, kad jo neakinti, bet jo kryptimi įjungia trumpas, bet aplink jį ir visas kitas pusės šviečia toliau ilgos šviesos. Tai tas, super feature'as. Paleidimo procesas. Ir įkravimas žalias dega. Gerai, einam pažiūrėti. Koks gavimas. Bus daugiau.
Nežinau. Turbūt nebus kol kas F40. Nepasidarė prie kondišningo. Ok. Nu ką, vis tiek tik 32 kW duoda. Tai nėra čia tikslo gal su tam superchargerį sėdėt, važiuoju tiesiog namo. Namie pasikrausiu. Tai va, toks challenge'as. Jeigu buvo įdomu, paspausk like. Jeigu kažką nori paklausti, pakomentuok. Ir susimatysim. Kaip tik ant rytinių kamščių atvažiavau su Vilniečiais visais iš Užmiesčių. 20 dar procentų rodo, kad 15-14 atvažiuosiu pasidėti. Na, su tokiu gražiu rytu ir baigėsi iššūkis. 8:04. Labai gražu. Čia tik -16. Ir aš grįžau namo. Tokios žiemos va sąlygos. 5 kilometrai, 250. Buvau čia dar siuntinio sustoju pasiimti pakeliui. Manau, užskaityta. Nu, o kaip... Oi, kaip gražu. Kaip čia viskas atrodė viduj. Dabar šviesiau, gal geriau biškį dar matysis. Tai... pagalvėlė, miegmaišis, toks mumijos tipo. Ir sėdynės buvau nusistumęs į priekį. Ir va taip savo miegojau. Tai neblogai, aišku, ką galima tikėtis iš miego palapinėje ar mašinai. Turbūt ne super komforto aukšto, bet visai galima. Tai šiam kartą tiek. Iki.